Laidą pristato Baby City – milžiniškas vaikiškų prekių pasirinkimas. Laidą pristato Vilniaus žvėryno odontologijos klinika. Reportažu, kurį netrukus pamatysite, mes pradedame nedidelį projektą, kurio metu norėsime išsiaiškinti, kokiųgi saugumo priemonių imasi lenktynininkai veždami savo vaikus automobilyje. Jų nuomonės, komentarai ir pastebėjimai apie skirtingas saugos kėdutes. Įdomu, ar jų nuomonė sutaps su jūsų? Atšalus orams ir pablogėjus vairavimo sąlygoms, vis rečiau į keliones automobiliu išsiruošiame su savo mažaisiais. Vis labiau imame baimintis dėl jų saugumo. Šį kartą į saugų vaikų vežimą automobiliu pabandysime pažvelgti patyrusio ir profesionalaus automobilių sporto atstovo akimis, bei klausysimės jo patarimų, kaip kelyje išvengti nelaimingų įvykių. Ramūnas Šaučikovas automobilių sporto aktyviai užsiima nuo 2003 metų. Per tą laikotarpį yra nemažai pasiekęs ir ralyje, ir žiedinėse lenktynėse, bei pelnęs automobilių sporto meistro vardą. Pastaruoju metu lenktynininkas užima šturmano vietą. Tokį savo pomėgį jis vadina ne hobiu, o gyvenimo būdu. Vis tik Ramūno teigimu yra neįmanoma visiškai atsiduoti šiam sportui, kai turi šeimą. Taip, Ramūnas dar ir 3 vaikų tėtis, kuriam laisvalaikis su šeima yra vienas svarbiausių. Pačios maloniausios akimirkos glostančios kiekvieno tėvelio širdį, kai vaikai žavisi ir vertina jo pomėgį, pasakoja draugams ar svajoja užaugę taip pat prisiliesti prie automobilių sporto, atvirauja Ramūnas. Aš tikrai visai šeimai labai dėkingas. Žmona be palaikymo dar, aišku, kartais ir pasako, kad žiūri neigiamai į tai, nepamiršta priminti, kad tai yra pavojingas sportas ir kad žiūri labai atsargiai, bet, tai svarbiausiais momentais palaiko. Ramūnas visuomet turėjo nenuginčijamą nuomonę, kad automobilių sportas vienas saugiausių. Tai rodo ir statistiniai traumų bei nelaimingų atsitikimų duomenys. Būtent šiam sportui, manau, turėtume būti dėkingi, kad ir mūsų gyvenime, kad tuose paprastose mašinose ta saugumo įranga yra tokia, kokia jinai yra šiandien. Nes būtent autosportas visada pirmiausia kažką išbandydavo, kažką įdiegdavo ir paskui visa ta patirtis iš tikrųjų persikėlė jau į paprastų automobilių gamybą. Kad ir kiek saugos priemonių automobilyje yra tinkamų suaugusiesiems, vaikų saugumų, pasak automobilių sporto atstovo, pasirūpinti privalo patys tėvai, rodydami gerą pavyzdį ir formuodami įprotį visuomet užsisegti saugos diržus, žinoma pasakoti vaikams, kodėl tai būtina. Taip pat aš pats labai mėgstu paaiškinti, kodėl reikia, kas gali atsitikti ir taip toliau. Ir vaikams tas įdomu, tas ypač amžius, kai jie tą kodėlčiaus amžius, sakykime, tai labai jie klausinėja ir jeigu jie gauna atsakymus, jiems tas labai patinka. Paskui pastebi, kad jie ir kitus vaikus moko, dalinasi tą patirtim, arba jeigu atsisėda kažkas į mašiną vaikas, tai ir tą kitą stengiasi prisekti ir kažką papasakoti. Vieta, kurioje vaikas sėdi automobilyje, yra nemažiau svarbesnė. Tam tikrais atvejais yra leidžiama vaikus vežti priekyje, tačiau Ramūno nuomonė tai ne visuomet pats geriausias sprendimas. Sakyčiau, reikia suvokti vis tiek, kad saugios vietos vaikams tai yra vis dėlto gale. Priekyje tam mažam vaikui yra per daug erdvės ir ten lengviau ir išslyst, ir tų saugos pagalvės jos nėra ten pritaikytos. Tai gale tos vietos jau yra šiek tiek kitaip, bet ten taip turėtų sėdėti kėdutėse ir tos kėdutės, jos irgi yra įvairių rūšių ir jeigu ten, sakykime, kokią paimsi rūšį, kuri netinka pagal amžių ar pagal kažkokius kitokius parametrus, jinai gali nieko ten to saugumo ir nepagelbėti, o atvirkščiai pridaryti bėdų. Griežtą ir kategorišką nuomonę sporto meistras turi ir dėl naudotų automobilinių kėdučių. Nėra jokių garantijų, kad tokia kėdutė atliks visas savo funkcijas, jei kada nors buvo automobilyje net ir menkiausio eismo įvykio metu. Pavyzdžiui, ralyje mes turime saugos diržus labai rimtus ir jeigu įvyksta kažkoks įvykis, apsiverčiam ar kažkas, tai viskas tų saugos diržų iš tikrųjų negalima naudoti, nes jie jau pakeičia savo struktūrą, jie savo darbą atliko, sustabdė visą žmogaus kūną, visą tą energiją ir taip pas juos jau yra kažkokie pakitimai pasidarę ir sekantį kartą jisai gali taip nebesuveikti, kaip reikia.
Kaip jau minėjome anksčiau, mūsų reportažo herojus yra tėtis turintis 3 vaikus. Pačiai mažiausiai Barborai vos 3 mėnesiai. Todėl kartu su Ramūnu ir automobilinių saugos kėdučių ekspertu pabandėme išsiaiškinti, kokia kėdutė tokio amžiaus vaikams tinkamiausia. Ir aš pirmiausiai žiūriu kažkaip į galvos apsaugą, į kaklo, sakykime, apsaugą, kad galva mažai judėtų. Ir kažkaip čia tikrai sudaro tą įspūdį, kad galva savo ramiai guli ir neturi daug erdvės judėti atsitikus kažkokiam įvykiui, ypač gal šitoj kėdutėj. Čia gal jau man atrodys, jau to judesio yra daugiau, apskritai gal, kad tie šonai tokie nuolaidesni, tai man atrodo, tos judėjimo kūnui gal galimybės per daug. Ir apskritai, jeigu kažkoks šoninis smūgis, čia labiau pasislėpęs vaiko kūnas, giliau įlindęs negu čia, sakykime. Taip pat dar pridėčiau skirtumo iš šios kėdutės, kad jinai turi ganėtinai išgaubtą formą. Tai yra būtent šoninė apsauga ties kojų sritimi. Kadangi vaikas segasi per vidurį, dar papildomai kaip ir kojų apsauga būtent šoninio smūgio. Dabar iš tikrųjų labai skirtingų nuomonių. Gerai, blogai prieš kryptį statyti kėdutę, kokiais atvejais statyti, kokiais ne. Tai man tokio tikslaus atsakymo norėtųsi, nes aš pats turiu savo nuomonę, bet specialisto paklausyti bus labai įdomu. Nuo gimimo kėdutės statosi prieš važiavimo kryptį, tai yra vaikui iki 13 kg kažkur metukų laiko. Kol jisai nepradeda laisvai judėti, judinti rankas, kojas, sėdi, tol yra būtent rekomenduojama tvirtinti veido į sėdynę, tam, kad tai būtų užtikrintas maksimalus saugumas. Dar daugiau patarimų ir pastebėjimų išgirsite kitoje laidoje. Taip pat pratęsime pažintį su garsiu lenktynininku ir rinksime automobilinės kėdutes vyresniems Ramūno šeimos vaikams – 3 metų Motiejui ir 8 Rasmui.